2020 metų Audi Q5 Premium Plus komplektacija. 2 litrai varikliukas, 4 varomi ratai, juoda spalva. Čia yra parsiduoda draudimo jinai, kuris ir važiuoja. Gegužės 4 bus aukcionas. Ir galima pirkti ją dabar už $8,900. 20 metai, visai nieko atrodo. Pažeidimas bus į galinę dalį, to aš jums parodysiu. Pasižiūrim, turi juodą saloną, medžio apdailą, šildomas, šaldomas sėdynės, geros sėdynės rekarinės. Iškomurizina viskas, kaip visada pas amerikonus. Bet tvarkingas vairiukas, šildomas, šaldomas, kaip sakiau, sėdynės. Čia salonas atrodo viskas tvarkoj. Šviesios lubos, yra didelio panorama. Pabandom užvesti tą mašiną. Nesideda, akumuliatorius miręs visiškai. Ja. Bet galima pasižiūrėti video šitam aukcione. Yra užvesta variklio video. Užuolaidėlės, labai nebloga komplektacija. Iš tikrųjų, galas išvis ledinės visas, švarus, oda neištrinta, neišsėdėta, nesubraižyta. Tik tai reikia, aišku, išsivalyti stipriai nuo galinį. Agavęs yra į galinę dalį. Dešinė pusė daugiau ir kažkiek liesta yra kairė. Tai dangtis keitimui. Čia atrodo tarpai visi nesuėję, visi lygus. Nežinau, kiek čia jis parodyti iš tos pusės. Bet neatrodo, kad būtų daug. Bagažinė, aišku, neatsidarys. Diskai važiuoklė atrodo stovi vietoj, niekas nepažįsta, keletas smulkių pabraižymų tokių. Su meniniu lyginimu galima pasitvarkyti labai lengvai. Visai nebloga kaina. 8,920 metai. Čia irgi diržai užstrigi, bet pagalvės nėra išaudžiusios nei vieno. Viskas yra tvarkoje. Taip, pasižiūrim iš priekio pusės. Čia irgi viskas tvarkoj. Pažeidimų neturi. Aišku, pabraižymų smulkių yra, bet tai čia faktas, kad jų bus. Tai va, gegužės 4, jeigu kam įdomu, susisiekite ir padėsim nupirkti.